Šitas epizodas yra skirtas tiem, kas jaučia, tam tikrą nepasitenkinimą tuo gyvenimu, kurį gyvena. Kas jaučia irzulį arba, nedidelį diskomfortą ir tuo pačiu supranta, kad yra ir nusipelnęs ir galėtų gyventi kitaip. Pradėsiu nuo pradžių. Yra keli būdai, kurie padeda dienos chaose, minčių chaose, aš turiu omeny, išgryninti perlus, kurie mums padeda keisti savo gyvenimą į gerą. Tai va, kai mes įsisukame į buitinę rutiną, dažnu atveju jinai tampa tokia nuolatinė, nesibaigianti spiralė, kur sukamės tam pačiam rate, gal šiek tiek diametras spiralės keičiasi karts nuo karto, tai didesniu ratu važiuojam, tai trumpesniu, bet būna sunku sustoti, nes iš paskos tave stumia, kad reikia, eiti į darbą, uždirbti pinigų, stumia tai, kad reikia keisti ratus, pilti degalus, gaminti vaikam valgyti, vaikščioti ten kažkokius trišalius susitikimus su mokytais. Reiškia, vis yra kažkokių įsipareigojimų, kur bruka į priekį, o taip sustoti, reflektuoti arba suvokti, kokiame savo gyvenimas, kokios spiralės taške tu esi, būna, kad nėra laiko. Idėja užrašyti savo mintį, jinai tau nieko nekainuoja, apart tušinuką, ir popieriaus lapo. Va tiek. Bet nauda, kurią jinai gali atnešti, jinai yra praktiškai begalinė. Pagrindinis signifikatorius, kad kažkas tai yra negerai, yra pojūtis, kai pradedi jausti tam tikrą diskomfortą. Tau, tarkim, pasidaro nesmagu su tam tikrais žmonėmis. Dabar artėja šventės. Kiek iš mūsų važiuos pas artimiausius giminės arba šeimos rate susitiks, nes taip reikia. Ir per tą patį šeimos susitikimą, kiek iš mūsų patirs įvairiausių užgauliojimų, ten kodėl mes nevedę, kodėl mes dar neturim vaikų, ko mes čia taip ilgai delsiam ir kodėl mes čia taip atrodom, kodėl mes sustambėjom, nusidažėm plaukus, nusikirpom, prasivėrėm ausis, kodėl mes sėdim telefone, la. Ir tas visas erzuliukas, ar ne, toks gali būti jausmas. Ir arba mintys įvairios, kad tu jau supranti, kad su tam tikru žmogum tau jau nebepakeliui, kad nebesutampa jūsų fazės, kad tu nebegali dirbti tam darbdaviu, nes jisai tavęs nevertina. Tai visas šitas chaosas minčių ir jausmų, tai yra pagrindiniai dalykai, kurie parodo mum, kad kažkas yra gyvenime blogai. Bet kaip ir sakiau, mes judėdami tą savo gyvenimo spiralę dažnu atveju priimam tai kaip normą. Tai tos mintys ir jausmai arba jų išgryninimas, būtent minčių, kai tau pradeda aiškėti, dėl ko tau kyla irzulys. Tu tada, nenori, bet tu priimi tam tikrą sprendimą. Jeigu mes kalbame apie giminės, kurie nejaučia ribų, tu gali priimti sprendimą nevažiuoti pas juos į svečius, tarkim. O sprendimas veda jau mus prie veiksmų. Tai mintys, sprendimas, veiksmai. Tai reiškia, suvokiau tą diskomfortą, kurį aš jaučiu toj kompanijai, priėmiau sprendimą daugiau tenai nesirodyti, nebent jie pasikeistų ir nesirodau. Tai tiek svarbu yra išgryninti savo mintis. Ir dienoraščio rašymas yra vienas iš pačių paprasčiausių dalykų, nuo ko galima pradėti ir kas tau gali padėti
išsiaiškinti būtent tą trigerį, nes ne visą laiką aišku, dėl ko nėra nuotaikos, dėl ko jinai subjūro, arba kaip čia tai nuotaikai, žinai, debesis būna apsiniaukę. Ne visuomet būna aišku, ypač moterims. Ar čia vyras, ar čia darbas. Tai va, rašymas žurnalo, jisai gali šitoje vietoj padėti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, ką reikia padaryti, reikia nulaužti savo smegenis. Nes ne visuomet jos veikia mums palankiai. Nes iš esmės smegenis mus saugo nuo rizikingų įvairių avantiūrų. Tarp kitko, veiksmai tai reikalauja prisiimti riziką. Tuo tarpu mūsų smegenis norėtų, kad mes liktume komforto zonoje. Tai norint, kad gyvenimas pradėtų keistis, reikia, nulaužti smegenų operacinę sistemą. Tai yra reikia tam tikrų valios pastangų. Ir dienoraščio rašymas, jisai tau padės išeiti iš tos užburto komforto zono saugumo, kuris kartu yra ir kalėjimas, kuris laiko tave nuo augimą. Supranti, kame yra esmė? Pradėti iš tikrųjų galima nuo labai paprasto dalyko. Nebūtina iš karto pereiti prie ten globalių temų, nes dažnai tai žmogų atgraso ir truputėlį, kaip ir gąsdina. Galima pradėti tiesiog rašyti tai, ką tu šiandien nuveikiai, jeigu tai yra vakare. Jeigu tu esi rytinis žmogus, tai gali būti dienos planai arba kitokios kylančios mintys apie santykius, apie vaikus, apie auklėjimą, apie nesutarimus. Nebūtina turėti kažkokį planą. Tai va, labai paprasta. Arba vakare rašai tai, kas įvyko, arba ryte, ką tu planuoji veikti. Kitas būdas irgi planuoti mėnesį į priekį. Tai yra skirti savo laiko, tuomet ne kasdien, o skirti savo laiko arba kartą per mėnesį, arba kartą į savaitę ir pasiplanuoti savo ateinančios savaitės arba ateinančio mėnesio veiklas, tuo pačiu ir grįžtant prie to, ką tu suplanavai, ir parašyti refleksiją, ar pavyko, nepavyko ir kodėl. Planuojant savo veiklą, galima kelti savo ir tikslus, žinoma, juo labiau, kad dabar artėja nauji metai. Beje, aš esu įrašiusi atskirą epizodą apie tikslų iškelimą. Tai galima kelti savo tikslus savaitei, mėnesiui arba imti savo metinius tikslus ir juos nuleidinėti, kada paplanuoti jų įgyvendinimą arba jų etapo įgyvendinimą. Ir šitoj vietoj irgi labai svarbu yra pažymėti savo, kad tai yra pastebėti, kad vieni tikslai bus įgyvendinami, o kiti ne. Ir greičiausiai tie tikslai, kuriuos tu savo įsirašai, bet jie yra, laba diena. Ir jie yra neįgyvendinti, greičiausiai jie netgi tau yra neįdomus. Tiesiog rašaisi dėl to, kad arba to reikia, arba tai pirma mintis, arba iš tavęs to reikalauja aplinka, ir tai paprastai įgyvendinami tie tikslai, kurių žmogus iš tiesų nori. O tie, kurie nenori, jie būna primesti. Tai va, tie primesti tikslai, pamatysi, jie iš savaitės į savaitę, jie keliaus. Pasirodo, kad tai yra visiškai nesvarbu. Jeigu tau iš savaitės į savaitę keliauja ten tikslas sutvarkyti kraną vonioje, tai irgi nėra labai geras dalykas, nes tuomet tu supranti, kad kažkurioje vietoje tavo kriterijai, tavo reikalavimai nukrito pakankamai žemai ir jau reikėtų juos kelti. Ir vėlgi mes einam tuomet į sprendimo fazę ir sprendimas veda prie veiksmų. Tai ką tu gali padaryti šiandien? Tu gali nusipirkti gražų žurnalą. Dabar
pasiūla yra didžiulė, nuo tų, kur Temu kainuoja po 11 eurų, nuo tų, kur galima atsisiųsti iš Australijos, nesakysiu už kiek, nesu muitais su visko ir ne pirmą kartą perku ir ne kartą dar nepasigailėjau, nes man labai patinka kokybė. Pegase yra visas stendas tokių gražesnių įvairių sąsvinių, kur kiekvienas gali išsirinkti pagal savo skonį. Labai gražių dienynų, kurių kainos nesiekia ten lėktuvo bilieto į Maljorką. Tai žinai. Dėl ko? Dėl to, kad kai atsiranda estetika, kai atsiranda momentas, kad tau patinka va šitas daiktas, tu daugiau norėsi prie jo prisiliesti, jau tai tave kvies. Svarbu paimti ir turėti į ką rašyti ir turėti kuom rašyti. Ir skirti laiko. Pradėk nuo kelių minučių per dieną, kad ir 5 minučių per dieną. Ir tu pamatysi, kai po pusės metų tu būsi pasiekusi daugiau negu per visus pastaruosius 10 metų. Tai užrašytas žodis, jisai padeda tau išgryninti save pačią. Arba save patį, jeigu mane žiūri vyrai. Padeda suprasti tą tikrąją savęs esenciją, ko tu nori iš gyvenimo ir kas tu esi. Ir žinoma, kas yra svarbiausia, pradėti keisti savo gyvenimą į geresnę pusę.